Moksleivių krepšinio lygą remia Manija. Lietuvos moksleivių krepšinio lygos jaunių vaikinų A gimusių 1993 metais čempionato Ežys finalo ketvertas dar kartą įrodė, kad jaunių krepšinis yra visiškai nenuspėjamas. Klaipėdoje vykusiame finale ginklus surėmė Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos trečioji komanda Šuko ir Arvydo Sabonio krepšinio centro Samsonas krepšininkai. Pastarųjų treneris Arūnas Visockas dar prieš sezoną sakė, kad 1993 metais gimusių vaikinų čempionato finale žais 1994 metais gimusių vaikinų komandos. Būtent taip ir atsitiko. Saboniukai finale atrodė šviežesni ir nepaliko vilčių Marčiulioniukams, švesdami pergalę rezultatu 80-65. Nuo pat rungtynių pradžios kauniečiai perėmė iniciatyvą ir ją išlaikė iki pat rungtynių pabaigos. Sostinės komandai pritrūko ir svaresnio atsarginių žaidėjų indėlio. Starto penketuko žaidėjai pelnė net 60 taškų iš 65. Nugalėtojų gretose puikiai rungtyniavo Lukas Lekavičius. Jis per 34 minutės pelnė 27 taškus, pataikė 12 dvitaškių iš 22, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. 15 taškų pelnė Justas Tamulis, 14 Simas Raupys. Šarūno Marčiulionio akademijos komandoje išsiskyrė Augustinas Jankaitis. Jis pelnė 19 taškų ir po krepšiais sugriebė 13 atšokusių kamuolių. 13 taškų pelnė Jokūbas Gintvainis, 12 Tautvydas Jodelis. Mažajame finale nugalėtojų titulą gynė Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos pirmosios komandos Electrolux krepšininkai. Po tragiškai susikloščiusio pusfinalio nebetsigavo ir mūšyje dėl bronzos. Vilniečiai 88-93 pralaimėjo šeimininkams Klaipėdos Vlado Knašiaus Klaipėdos Energija krepšininkams. Uostamiesčio komandoje nesulaikomas buvo jų lyderis Artūras Gudaitis. Krepšininkas pelnė 28 taškus, atkovojo 20 kamuolių ir surinko 46 naudingumo balus. Marčiulininkų gretose Tomas Lekūnas pelnė 33 taškus ir sugriebė 11 kamuolių. Didžiausios aistros virė pirmąją dieną pusfinaliuose. Juose Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos trečioji Šuko po įnirtingos kovos 85-80 palaužė tos pačios akademijos metais vyresnių vaikinų komandą, o Arvydo Sabonio krepšinio centro Samsonas krepšininkai 116-88 nepaliko vilčių klaipėdiečiams. Į geriausių finalo ketverto simbolinį penketuką pateko Saboniukai Marius Grigonis ir Tomas Dimša. Klaipėdietis Artūras Gudaitis, pirmosios Šarūno Marčiulionio akademijos komandos narys Tomas Lekūnas ir trečiosios Šarūno Marčiulionio akademijos komandos žaidėjas Jokūbas Gintvainis.